Ten pradžioje kūrinio yra upės garsas. Sulėjau su fragmentais iš mūsų orkestro repeticijos, kur taip po truputį transformuojasi ir pereina į mano versiją. Man labai patinka šiaip, kai dirba daug žmonių, kai didelė komanda žmonių yra. Tai buvo praėjęs nemažas laiko tarpas, kada dariau kažką panašaus į su klasikinė muzika. Tai tokį turėjau labai didelį norą viduje kažką naujo įgyvendinti. Pasistengti garsinti dalį Vilniaus miesto. Tas gal buvo toksai naujas dalykas, kurio gal nebandžiau. Tai va tas buvo įdomu ir man šiaip labai dažnai, tarkim, kai ieškau kažkokių kvėpimų, tai mėgstu pasivaikščioti tiesiog po mišką ar tiesiog po miestą. Aš pats labai panašioje vietoje gyvenu, kur yra ir, kaip ir galiu sakyti, miesto centras, bet tų pačių ir labai arti gamtos. Tai toks labai didelis kontrastas, bet viskas kaip ir viename yra. Tai man asmeniškai tai labai svarbu yra, man patinka būti arti miesto, toks kaip miesto dalimi, bet tų pačių ir jausti tą gamtą, kur yra šalia. Mes kalbam apie Paupį, tai, sakyčiau, labai panašu yra. Irgi yra į vieną pusę miškai ir upė, o į kitą senamiestis už, nežinau, poros minučių. Čia toks puikus derinys, sakyčiau, gamta su miestu, toks miksas, kaip ir klasikinė muzika su elektroninė. Patinka ir motyvuoja dirbti su žmonėm, kurie yra geresni už mane. Tokie žmonės mane įkvėpia ir skatina pasitempti ir būti geresniam. Tas mane labai motyvuoja ir to labai ieškau. Ir nesinori gal labai likti tokioj patogioj pastovioje pozicijoje, nes tokioje vietoje, aš manau, tada žmogus nebelabai tobulėja. Aš dar, manau, turiu nemažai ką parodyti ir tikrai nenoriu užstrikti vienoje vietoje. Tai dėl to būtent tas projektas mane tikrai žavi ir aš labai nuoširdžiai prie jo dirbu. Manau, turėsim tikrai labai gražų bendrą darbą. Patogiai. Aš taip norėjau, kad būtų daug malonumo klausant. Kad vis tiek tai yra namai. Aš įsivaizduoju, žmogus klausydamas tai įrašas bus namuose, naujose savo namuose. Ne? Ir aš dabar žiūriu į sofą ir galvoju, va, sėdėčiau ant tos sofos, sudėčiau tą plokštelę ir klausyčiau. Ir tikrai norėčiau, kad tas įrašas, kurį klausau, kad būtų malonus ausim. Kad nebūtų ten galbūt daug eksperimentikos ar technikos demonstravimas galimybių ten, o tiesiog toksai kaip garso takelis, kurį atsėdi namuose ir klausai su dideliu malonumu. Tikrai būna kartais nenori nieko klausyti. Faina, kai tylu yra. Bet muziką, aš manyčiau, reikia klausyti ir labai daug, nes tai lavina skonį. Gražiai visai, man patiko. Toks kinematografiškas labai garsas gavosi.